elektrinis triratis. Trivietis elektrinis triratis. Ne kasdien tai yra matoma, nes dažniausiai jie būna vienviečiai arba dviviečiai. Aišku, tas trivietis reiškia, kad bus nelabai komfortiška trim, bet reikalo esant galima važiuoti ir trim. Tai dabar sustumdykim taip, kad jis būtų vienvietis. Šitą užverčiam, įsistatom. Va, kas gerai, kad pavyzdžiui kitose yra, kur nesifiksuoja atstumas, nes tiesiog viena pozicija. O šitam viena pozicija gali būti ir antra. Dėl to, kad ilgesniam žmogui arba trumpesniam tokiam kaip man. O trumpam tai yra labai patogu, nes sėdynė yra plati, turi porankius, nugarai yra pakankamai daug vietos atsiremti. Tai skaitau, kad patogumo atžvilgių sėdynė viena iš patogesnių. Kadangi jinai pirmyn atgal reguliuojasi, tai ir galit prisireguliuoti va taip, kad nugara būtų atremta ir jūs važiuotumėt. Nes kai kur būna, kad reikia biškį sėdėti šitaip, tai tada taip, toks diskomfortas yra, kur šiek tiek atsitraukia. O čia galit įsitaisyti, kaip jums patogu. Dabar apie vidų dar pasakysiu. Šiaip plotis jo yra irgi platus, vienas iš platesnių, kur galite susidėti tiek čia kojas, tiek, sakykim, kaip jums patogu, bet čia kas yra gerai, kad yra rankelės. Tai čia, sakykim, anūką vežti, kaip ir trečiam sakiau, kad nėra daug vietos. Bet tam, kad saugiai, kad turėtų kur įsikabinti, yra specialiai čia padaryta. Ką dar galima su jom daryti, tai kabintis kažką. Galit kažką užsikabinti, kažkokį tai maišelį, tam, kad jis jums nenulėktų. Tai sėdėsena, kaip sakiau, yra patogi, nes spidometras visas matosi prieš, o spidometras yra, žinoma, toks pat kaip ir visuose. Kitur būna tik didesni arba kitokios formos, bet rodo greitį. Rodo redi ar dar neredi, tai reiškia pasiruošęs ar ne. Tada rodo baterijos talpą. Ir kilometražą, kiek jūs esate iš vis nuvažiavęs. Ilgos trumpos šviesos dar galima išjungti. Ir čia matot irgi taip pat prigęsta, jeigu ilgos šviesos įjungtos, ryškiau rodo, jeigu trumpos. Ką dar turime ant vairo, tai yra į priekį atgal knopkė, 3 pavaras, posūkius ir garso signalą. Veidrodėliai, žinoma, tam, kad galėtumėt matyti, kas jūsų laukia istorijoje. Dabar daiktadėžės. Daiktadėžės yra viena priekį, kuri irgi yra atvira, bet galima spynelę įsitaisius ją ir rakinti. Tai nežinau, kad kažką čia tokio ištraukti, bet gal čia mažas šalmas tilptų. Kažkas čia gal tilptų. Vieną gale turim po raktu. Taip, tai čia yra pakrovėjas, čia kažkokie techniniai duomenys, bet daiktadėžė gan nemaža, aš skaitau. Tikrai galima ją visai neblogai panaudoti. O jeigu jau ir atitrauksit atgal, tai jinai dar ir saugiai pasislėps, kad net nepakels. Aišku, čia greitai galima viską pakeisti, bet saugumo atžvilgių tikrai bus biški geriau, jeigu daugiau reikia žingsnių padaryti. Taip, čia yra baterijos, kaip matot, yra išjungėjas. Taip, priekyje mes turim hidraulinius stabdžius, gale turime būgninius stabdžius. Tiek būgniniai, tiek hidrauliniai iš tikrųjų veikia gerai, tik tais hidrauliniai šiek tiek minkščiau spaudžiasi. Jeigu jums sunkiau bus kairiai spausti, tai yra tam skirtas kojinis, nes tiek šitas veikia to pačiu principu. Turim rankinį, šitą knopkę, jeigu paspaudžiat, jis užsifiksuoja ir jis užsistabdo. Taigi sėdžiu aš dabar beveik keleivio vietoje arba vairuotojo, kai keleivis yra, bet keleivio neturiu. Bet parodysim, kaip važiuoja. Tam, kad neatrodytų jis nesaugus, parodysiu, kaip yra su pirmu greičiu, žiūrėkit. Paspaudžiu pirmą greitį, jis įsibėgėja ir viskas. Aš dabar laikau maksimumą ir laikant maksimumą jisai važiuoja tik 10 km per valandą. Šiaip 80. Tai realiai yra tai, kad tai kartais atrodo galbūt labai greitai važiuoja, bet jeigu norit limituotis, tai yra 1, 2 arba 3 greitis. Taipogi apie manevringumą kalbant. Manevringumas triračius, kaip ir minėjau, visuose kituose videose yra labai geras, bet šities irgi neblogai, bet jeigu lyginant su MS-02-3 ar Vista, tai jisai yra mažiau manevringas. Jis nesusisuka tiesiog vietoj. Bet šiaip bendrai aš skaitau, kad irgi neblogai. Taigi, šį ir kitus triračius galite rasti mankius.lt, tai galite rasti ir Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipėdoje, taip pat visoje Lietuvoje.